Būkite pasveikinti šį vakarą susirinkę šioje jaukioje, svetingoje erdvėje į DKV Life metų sunkvežimio konkurso finalą. Metų inovacija tapo Scania R460 Super. Scania 460S. Kelių karalienė Scania 460S. Įspūdžiai puikus, 3 nominacijos tai yra turbūt daugiausia, ką iš konkurentų turbūt surinkom, galbūt kažkas susilygino su mumis. Kaip matėm, tikrai buvo labai stiprus konkurentai. Ergonomika tai be abejo, tai tikrai mūsų labai nedaug kas gali aplenkti ergonomikos požiūriu. Būtent šio vilkiko, kuris ir gavo nominaciją. Metų inovacija. Puikiai nominacija, čia turbūt labai svarbi yra, turbūt mums bent yra turbūt viena iš prestižiškiausių ir svarbiausių. Dėl to inovacijos eina į priekį ar ne ir tikrai klientai, jeigu ir klientai ir komisijos nariai šitą pažymį vadinasi, tikrai mes esame teisinga linkme. Ir trečia nominacija – komfortas. Tai yra, jeigu ta nominacija tikrai teko Scania, vadinasi tikrai tiek vairuotojai, tiek klientai, kurie investuoja ne tik į finansinę prasme, bet ir į komfortą, tikrai laimi. Tai dvigubas laimėjimas, netgi trigubas laimėjimas pas mus, puikios nominacijos, labai džiugu, kad buvome įvertinti tiek daug prizo. Vertinam labai teigiamai, nepasakyčiau, kad konkurencija yra super didelė, bet jinai labai intensyvi ir džiaugiamės, kad iš esmės konkurse dalyvauja vis daugiau ir daugiau gamintojų. Ir mūsų interesas yra, kad dalyvautų ne pusė, ne mažoji dalis, bet didžioji dalis gamintojų, nes tai yra ne tik tai konkurencinė kova, pasivaržymas tarpusavį, bet tai yra labai puikiai terpė komunikuoti visuomeniai, publikai, kurie turbūt mažiau su sunkiuoju transportu susipažinę, apie naujausias technologijas, apie ateities vizijas, kurias kiekvienas gamintojas išsako. Todėl, kuo daugiau gamintojų dalyvauja, kuo daugiau jie pristato, kuo daugiau jie kalba, tai iš tikrųjų suteikia tiek patiems dalyviams, tiek organizatoriams, tiek plačiai visuomeniai didesnę vertę. Super, tai Scanios lozungas yra ateitis yra super. Tai mes kalbame ir šiais metais rinkimuose pristatėme super vilkiką ir kalbėjome daugiausiai apie tvarumą, apie saugumą ir apie inovacijas. Ir tikrai komisija mus išgirdo. Bendros nuotaikos yra labai geros iš tikrųjų ir mes su džiaugsmu dalyvaujame tokiuose renginiuose ir ateityje tikrai dalyvausime. Iš tikrųjų esame labai dėkingi organizatoriam, kad jie organizuoja tokius renginius, komisijai, kuri įžvalgas teisingas duoda, kuri domisi sunkvežimiais ir tai pakelia tikrai ir vertę, ir energetiką pačio renginio, ir jo intensyvumą ir tikrai pritraukia daug daugiau dėmesio iš aplinkos. Iš tikrųjų, tai yra labai smalsu pagalvoti, kągi mes pristatysime dar po 2 metų. Kaip minimum, tai bus elektriniai sunkvežimiai, greičiausia tai jau bus sunkvežimiai nuvažiuojantis tikrai didesnę distanciją negu dabar, bet spėju, kad tikriausiai pamatysime dar ir kitų technologijų, kas tikrai yra labai naudinga, labai įdomu ir sukuria labai daug vertės. Tai esame tuo labai patenkinti ir džiaugiamės galėdami dalyvauti tokiuose renginiuose ir ateityje tikrai tęsime dalyvavimą.